Labas vakaras, sveikinamės su jumis iš Vytauto stadiono Tauragėje. Čia startuoja A lygos 23 turas ir galima sakyti, kad šį turą atidaro rungtynės tarp Klaipėdos Atlanto ir Tauragės Tauro, kurias jums padėsiu stebėti aš, Futbolo TV komentatorius Paulius Jakelis. Čia puikia proga, Gnedojus atmuša prieš save Razulis. Ojojoj, kokia klaida, vienas prieš vartininką ir neišnaudota, tiesiog pasakiška progai. Marius Papšys ir tai yra Mariukas Papšys. Štai toks jo įvartis vos prasidėjus rungtynėms. Puikiai atliktas smūgis ir rezultatas šis rungtynėse tampa 1-0, labai neilgai džiaugiasi. Štai tokių rezultatų 0-0 Tauragės Tauras. Čia Gerardas Žukauskas, kamuolys ir toliau Razulis. Razulis beje pakviesas į Lietuvos nacionalinę rinktinę draugiškoms rungtynėms. Išvykoje Razulis, galva ir 2-0. Evaldas Razulis iš arti ir praktiškai, jeigu taip ir toliau, tai čia jokios intrigos nebus. 12 minutė, nuostabus perdavimas iš kairio krašto. Razulis dabar tarp dviejų gynėjų laisvas. Smūgiuoja nei Tvalovadzė, nei Vulpė nieko čia negalėjo padėti. Dabar Eliošius galima ir smūgiuoti iš šio taško. Tadas Eliošius, vartininkas klysta prieš save. Kamuolį atmuša, paskui taip, paskui fiksuojama nuošalė Evaldui Razuliui. Gerai, Lukaševičius atmeta kamuolį Dragunevičiui. Dragunevičius suklaidina keletą varžovų, smūgiuoja į vartus. Ir Mantas Galdikas komanda gelbsti. Čia Razulis. Suklaidina keletą varžovų į baudos aikštelę, 11 metrų baudžiamas. Negailestingai elgėsi teisėjas, galbūt šioje situacijoje buvo galima ir truputėlį pagailėti. Evaldas Razulis įsibėgėja ramiai, 3-0. Nuo Virksto kamuolys atsiduria vartų tinkle ir 26 minutė. Atlantas jau triuškina Tauragės Tauro komandą. Saugo Atlantas kamuolį. Gerai, kaip gerai žaidžia Gerardas Žukauskas ir įvartis iš nuošalės. Įvartis iš nuošalės. Dabar Evaldas Razulis keščia rankomis. Čia į baudos aikštelė ir tai jau pavojus. Netgi tai yra įvartis arba smūgis. Labai pavojingas smūgis ir šį kartą vartininkas tikrai komandą gelbsti. Dar vienas 11 metrų baudžiamas. Žaidimas ranka, taip. Ir ką gali pasakyti, žaidimas ranka juk buvo. Gynyba ir meistriškumą, tačiau Evaldui Razuliui jokių problemų nėra. 4-0. Razulis vienas prieš vartininką pabėga ir puikiai. Ir puikiai žaidžia vartininkas. Ir čia turi būti įmuštas įvartis. Čia jau Tauro ataka. Ir viską atrodė užbaigė netikslus perdavimas. Galbūt dabar Malkevičius baudos aikštelėje 1-1 klaidina varžovą ir Papšys. Tačiau vartų ten. Ojojoj. Šiaip ne taip, tačiau įvartis krenta. Ir panašu, kad tai daro kas? Donatas Nakrošius. Tokia įdomi situacija. Tačiau įvartis įmuštas. Ir aišku, daug džiaugsmo. Praktiškai tuščius vartus realiai tas įvartis įmuštas.
Čia dar vienas įvartis bręsta. Papšys. Štrus kampas. Ojojoj, kokį komandinį futbolą demonstruoja Atlantas ir kaip komandiškai dabar smūgiuojame ne į vartus. Ir rungtynės baigėsi. Net nebuvo jose absoliučiai jokios intrigos. Žaidė viena komanda, kita komanda bandė žaisti, tačiau nelabai gavosi. Atlantas 5-0. Šias rungtynės jums padės stebėti aš, Futbolo TV komentatorius Paulius Jakelis. Sakau jums gero vakaro ir iki.